Sveiki atvykę į Fantastic Dogs pokalbių erdvę. Šiandien mes šnekame su doktoru vet gydytoja Dovilė. Labas. Sveiki. Šiandieną mūsų tema yra erkės. Taigi, kuo jos pavojingos mūsų augintiniams? Na, erkės kaip vienas populiariausių vabzdžių nariuotakojų esančių pas mus šio žemėje, sakykime. Tai mūsų augintiniams pavojinga tuo, kad perneša erkių platinamas ligas. Turbūt šunininkams gerai žinoma yra babeziozė, tačiau be babeziozės erkės gali pernešti ir anaplazmozę, ir boreliozę. Tai liaudiškai geriau gal žinoma būtų žmonėm kaip Laimo liga, tai taip tikrai šunis gali ją sirgti tokiu atveju. Na ir žinoma, kaip erkės įkandimo vieta gali tapti ir ilgalaikiu arba kontaktiniu dermatitu, kur sukelia, sakykime, vis tiek tai yra odos pažeidimas tokiu atveju. O dažniausiai kas būna? Babeziozė galbūt? Babeziozė. Dažniausiai yra babeziozė. Mes turbūt kaip veterinarijos gydytojai tai visi stebim sezoniškumą daugiau. Tai yra anksti pavasarį arba rudenį. Nors dabar tos žiemos pas mus Lietuvoje nėra tokios šaltos, kad visiškai, sakykime, tas nariuotakojis išmirtų ir iššaltų tokia. Na tai turim atvejų, kur pasireiškia pirmieji jau ir sausio, ir vasario mėnesį, tai realiai esam tokioje klimato zonoje, kur ta mūsų apsauga jinai reikalinga visus ištisus metus. Tai labai svarbu, aišku, šeimininkui apsispręsti, nuspręsti ir žinoti, kokiam priemonėmis jis saugo gyvūną, o gal net ir nesaugo gyvūną. Ar reikia saugoti gyvūną žiemą? Vis tiek, jau kaip ir sniegas nėra. Taip, tikrai taip, nes erkės realiai jos pasimaitinusios krauju, jos padeda patelės kiaušinėlius, žiemoja jie ant pernykščių lapų, sakykime, ir sušilus aplinkai iki 4-6 laipsnių šilumos maždaug, tas nimfos jos pradeda ieškoti kraujo šaltinio, tai dažniausiai būna gyvūnai, tiek laukiniai, tiek naminiai, jeigu kažkur žmogus keliauja su savo augintiniu pasivaikščioti. Ir jom reikia pasimaitinti, užaugti per pavasarį ir vasaros gale rudenį vėlgi padėti savo palikuonius. Tai yra uždaras ratas ir visi nori pratęsti giminę tokiu atveju. Tai reikėtų tikrai saugotis, rekomenduojame labai smarkiai ir kartais netgi nepakanka vienos priemonės, reikėtų rinktis keletą, vienos jų gali būti atbaidančios, kitos gali būti žudančios. Na čia pasirinkimas, aišku, yra kiekvieno šeimininko ir žinoma atsižvelgiama yra į gyvūno sveikatos būklę. Kada sezoniškumas būna jų pats aktyviausias tas sezonas, kuris yra? Taip gal konkrečiai negalėčiau sakyti, bet maždaug... Kiek vasara tikriausiai? Vasara gal ne taip, sakykime. Dažniau tai yra pavasarinė, rudeninė tokia liga. Ir tas babezija canis Lietuvoje, jinai stebima yra daugiau kovo mėnesį, balandžio. Na, sakykime, galime stebėti tendenciją, kada šeimininkai jau ruošiasi tam sezonui ir kada ateina įsigyti tų apsaugos įvairiausių priemonių. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai dėrės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Dažniausia liga yra babezija. Taip, babezija yra dažniausia liga, taip pat pasitaiko ir anaplazmozė, Laimo liga, tai šeimininkai turėtų atpažinti ir juos, ir šias ligas kitas, tai babeziozė gerai žinomi klinikiniai simptomai yra
apetito nebuvimas, gyvūno vangumas, karščiavimas. Ligai pažengus galima stebėti, kad gyvūno oda tampa gelsva, akių obuoliai gelsvi, šlapimas pasidaro giros spalvos. Taip įvyksta todėl, kad babezija yra pirmuonis, jisai gyvena erkių seilių liaukose ir kada erkė įsisiurbia į odą, sakykime, prakanda mažą kraujagyslę kapiliarą vadinamą ir maitinasi tuo krauju, išleidžia su savo seilėmis, jei pažeista kraujagyslė, tuos pirmuonis. Tie pirmuoniai yra tiek maži, kad jie yra matomi su didžiausiu padidinimu mikroskopuojant jų kraujo tepinėlį. Na ir aišku, tai babezijai, tam pirmuoniui daugintis yra reikalinga eritrocitas, tai yra raudonasis kraujo kūnelis, geriau dar žinomas. Na ir į raudoną kraujo kūnelį telpa vidutiniškai 4 babezijos, labai retai yra tekę matyti, kad ir 5 tilptų. Na ir tas eritrocitas, jisai nėra guminis, jisai praplyšta ir išskiria jisai hemoglobiną į aplinką, ta aplinka yra plazma kraujo. Tos babezijos ištrūkusios ieško jos naujo savo šaltinio, naujo to eritrocito, o tas hemoglobinas ir suiręs tas kraujo kūnelis, jisai turi būti iš organizmo pašalinamas. Tai pašalinama yra per kepenis ir per inkstus. Kada, sakykime, tie jau didelis kiekis būna tų suirusių eritrocitų, kepenys ir inkstai nesugeba taip greitai, sakykime, ten išvalyti to kraujo ir inkstuose užsikemša kanalėliai, taip išsivysto inkstų funkcijos nepakankamumas, o kepenys, kada jos nepašalina, sakykime, tų šalutinių metabolinių medžiagų apykaitos produktų, tai ir jų irgi automatiškai funkcijos sutrikimas atsiranda ir dėl didelio hemoglobino kiekio išsiskiria ir bilirubinas, gyvūnas tada nusidažo kaip citrina, geltonas tokiu atveju. Babezijos, sakykime, ligos pasireiškimo laikotarpis nuo erkės įkandimo yra iki 5 dienų, tai yra vadinama inkubaciniu periodu. Kada gali nieko nepasireikšti. Kada gali nieko visiškai nepasireikšti, tai gyvūnas, sakykime, tokiu atveju yra sveikas. Bet jeigu augintiniui yra naudojama apsauga, sakykime, ir jūs pastebėte erkę, kuri yra špampusi, pilkos spalvos pilveliu, tai taip, vadinasi, pirmas dalykas, jūsų apsauga neveikia. Antras dalykas, nuo tos dienos, kai jūs pastebėjote įsisiurbusią erkę, skaičiuoti bent jau 5 dienas. Jeigu per 5 dienas, grubiai paimkime 7, nieko neatsitinka, sakykime, gyvūnas vis tiek toliau linksmas, nori valgyti, žaidžia, nekarščiuoja, šlapimas įprastos spalvos yra, turbūt, kad ta erkė ir nebuvo užsikrėtusi tais pirmuonėmis ir pavojų šiuo atveju ir nesukėlė. Tačiau susirūpinti reikėtų šeimininkui ir nuspręsti, ar augintiniui paskirs apsaugą tokią, kad žudytų, sakykime, tuos vabzdžius nariuotakojus, ar kad juos atbaidytų. Taip pat erkės gali parnešti į namus ir katinai. Katinams erkės nėra tokios pavojingos, jeigu šnekėti tik tais babezijos atveju, nes mes neturim Lietuvoje bent jau fiksuoto atvejo babezija felis, nes yra skirtingos padermės, yra babezija canis, felis, bovis ir dar ten visų priklausomai nuo gyvūnų rūšių, sakykime. Tai va dėl to. Bet katės parnešusios, tą erkę ant kailio savo ir jeigu jūs namuose turite augintinį šunį, tai jam tas erkės pareimas į svečius gali tapti ir pražūtingu. Yra atvejų, kada babezija ir baigėsi mirtimi, nes tiesiog vidaus organai nesugeba išvalyti kraujo, sakykime, nuo tų suirusių eritrocitų, nuo tų šalutinių metabolinių produktų visų. Gaila dėl tokios baigties, aišku, gaila ypatingai ir kada ir jauni gyvūnai gaišta dėl to, ir vyresnio amžiaus. Vieniems, sakykime, kaip dabar nuspręsti, ar tas pasveiks, ar tas nepasveiks. Tai čia labai yra subjektyvus dalykas, nes, sakykime, klinikinė išraiška gali būti vienam labai stipri, kitam gali būti silpna, o kaip pasakykime, tas, kuris turi silpną klinikinę išraišką, mikroskopuojant, tenais nėra sveiko eritrocito, kuriame nebūtų ten tos babezijos. O tas, kuris turi stiprią klinikinę tą išraišką, ten jau šnekasi su vaivorykštėm, sakykime, tokiu atveju, tai ten vienas kitas vos gali tenai surasti ir kiekvienam skirtingai pasireiškia, kiekvieno organizmas yra individualus. O
Jeigu kalbėti apie kitas erkių pernešamas ligas, tai kaip pavyzdys dažniausiai pasitaikanti yra Laimo liga. Jos klinikinė išraiška gali ir inkubacinis periodas gali užsitęsti netgi iki 2 metų yra straipsnių. Oho. Taip. Tai ta liga, jinai yra gydoma paprasčiau, gal sakykim taip, nors tas paprastumas vėlgi sunku tai įvardinti ir tai gal būtų ne visiškai tiesa. Gydoma yra antibiotikais tam tikrais. Patys nedavinėkit antibiotikų, kad neatsirastų antibakterinis atsparumas pas mūsų žemė, nes kai reikės bakterijas visas išžudyti, kurių reikia, tai neturėsim su kuo. O Laimo liga, pasireiškia dažniausia neurologiniais sutrikimais, silpnumas, gyvūnas vaikšto kaip svirduliuojantis, gali būti skausmingas ir kaklas. Jie tokie netipiniai gali būti labai panašus ir kitoms lygoms, kaip pavyzdžiui deformuojančiai spondiliozei, neurologijos, sakykime, neurologinė ta išraiška, kada mes turim kažkokius neurologinius sutrikimus, gali būti pasireiškia šlubavimas. Tai dažnai, kada registruojasi, kaip pas traumatologą, sakoma, gyvūnas šlubuoja. Tai automatiškai rašo pas traumatologą, apsižiūri, kad iš tos traumatologinės pusės ten nelabai turi prie ko prikipti, nebent yra su amžiumi jau susiję ten tie procesai sąnariuose kaip osteoartritas, bet galiausiai visiems be išimties kraujo tyrimas, greitieji testai, kas siejama dėl vektorinių šitų lygų. Ir kada mes jau turim teigiamus tuos rezultatus, mes galime daryti išvadas iš diferencinių lygų sąrašo, atsirinkti, kas gyvūnui gali būti. Turbūt būtų paprašiau, jeigu kiekvienas gyvūnas papasakotų, kas jam čia nutiko. Jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, tuomet kviečiame laikinti apačioje šį video ir prenumeruoti mūsų kanalą. Laimo liga yra daugiau, aš kaip suprantu, išgydoma antibiotikais. Taip. Tai yra bakterinė liga. Tai yra vektoriai, kai mes atliekame, sakykime, greituosius testus, tai yra vektoriniam lygom priskiriama liga ir taip, tai yra gydoma antibiotikais, o babezija yra gydoma priešnuodžiais. Ir babezijai, Laimo ligai nesusidaro antikūniai organizme, tai nėra su imunitetu siejama liga ir vakcinų nuo babeziozės nėra. Tai yra injekcijos priešnuodžiai, sakykime taip, jie yra leidžiami 2 kartus. Vieną kartą, kada yra diagnozuojama ir pakartotinai po 14 dienų augintiniui. Jeigu, sakykime, po priešnuodžių suleidimo prieš babeziozę mes kiekvieną dieną darytume tepinėlius kraujo, mes po 5-6 dienų tepinėlyje babezijų nebematytume. Tiesiog. Nes jos nustoja daugintis, jos žūsta ir tiek. Ar būna, kad nesuveikia? Asmeniškai. Miršta kai kurį, būna augintiniai. Tai dabar, ar dėl to, kad jie daugiau miršta, nes negydo šeimininkai ir praleidžia tos visus simptomus laiku, nesikreipia į gydytoją, ar dėl to, kad būna, kad ir nesuveikia galbūt vaistai, tas, kaip sakot, priešnuodis? Kada liga yra uždelsta, sakykime, dažnai, kada jau kreipiasi šeimininkai, kad prastai gyvūnas jaučiasi savaitę, pusantros, sakykime, ateina su tuo, kaip sakiau, gelta sergančių tuo gyvūnu, tokia išraiška ir kaip pradedam rinkti anamnezę, kada galėjo pastebėti įsisiurbusią erkę, tai, būna tas periodas jau ganėtinai jisai, sakykime, senas. Taip, kad vaistas nesuveiktų, jisai suveikia nuo tada, kada jisai patenka į organizmą. Bet pažengusiai ligai, sakykime, ir dideliam skaičiui tų pirmuonių organizme gyvūno, reikia ir daugiau laiko. Kartais to laiko mes neturime, nes dėl didelio masto kraujo kūnelių raudonųjų irimo jau būna pažeisti organai, inkstai ir kepenys. Tokiu atveju, deja, bet baigėsi letaliai. Supratau. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas.
Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Tai per kiek laiko reikia kreiptis būtent į gydytoją veterinarijos tam, kad būtų ne per vėlu? Jeigu jūs apskritai pastebit, kad gyvūnas jūsų jaučiasi prastai ir, sakykime, 24 valandų laikotarpyje jam negerėja, tarkim, sakykime, netgi prastėja akise, tai nedelst reikia ir reikia atvažiuoti į kliniką, pasirodyti gydytojai. Nei vienas mes nemėgstam gydytojo, nei žmonės, nei gyvūnai, bet mes pas gydytojus einame tam, kad sužinotume, jog esame sveiki, o ne tam, kad sužinotume, jog sergame kažkokią tais ligą, kurią sunku pagydyti, kaip pavyzdys. Supratau, tai kuo greičiau, tuo greičiausiai... Kuo greičiau, tuo yra geriau. Namuose aš visada rekomenduoju turėti termometrą sau ir termometrą augintiniui, elektroninį. O kokia turėtų būti jo kūno temperatūra normali ir kada jau galima pastebėti, kad galbūt reikėtų veterinariją? Vidutiniškai temperatūra yra nuo 37,5 iki 39. Tai yra šunims, katėms. Skirtingose literatūrose galima rasti, kad kai kur yra norma ir iki 39,5, ypatingai toms katėms, kurios yra beplaukės arba trumpo plauko, sakykime, daugiau kilmės šalis yra Azija, bet paprastai vidurkis yra laikomas nuo 37,5 iki 39. Dėl streso gali gyvūnas taip jisai rodyti temperatūrą ir gali užsikelti netgi per kelias padalas, tai per 2, per 3. Kada jau temperatūra yra žema, sakykime, ten 33 laipsniai, 32, tai yra jau hipotermija ištikusi gyvūną ir tai prie žemos temperatūros taip pat atsisako inkstai funkcionuoti taip, nes, organizmo viduje temperatūra yra nors ir keliais laipsniais aukštesnė, bet dėja tiem organam jau per žema, kad jie dirbtų ir kad kraujas, sakykime, cirkuliuotų pakankamai organe, nes reikia ne tik tais išvalyti tą kraują, bet ir patį inkstą reikia išmaitinti, sakykime, tomis medžiagomis, kur atneša kraujas. O ar būna, kad nuo erkių sukeliamų ligų temperatūra jinai nepaaukštėja, jinai kaip tik nukrenta? Ar būna taip ar nelabai? Būna, kada jūs, kaip ir sakau, uždelstas tas reikalas dėl tos inkstų funkcijos nepakankamumo, nes augintiniai, kurie turi inkstų funkcijos sutrikimų, tai jų temperatūra bendra kūno būna žemesnė visą laiką, o kada jau serga babeziozė ir, sakykime, tai yra pirmosios tos dienos, taip temperatūra jinai didėja. Supratau. Aišku. O kaip ištraukti pačiam erkę? Jeigu aš suradau savo augintinyje kažkokią tai erkutę, įsisiurbusią jau, kaip nenuraut galvos, žinot, kad neliktų kažko tai ten viduje. Visko pasitaiko ir galvų gali likti ir visą kitą, bet galima keliais būdais. Yra arba specialūs įrankiai, arba galima užsidėjus vienkartinės pirštinės su pirštais tai padaryti. Tai erkę mes turime suimti kuo arčiau odos ir sukant prieš laikrodžio rodyklę ją tiesiog ištraukti laukan. Jeigu pastebit, kad ten lieka kažkoks juodas taškiukas ar dar kažkas, nekrapštyti tokiom ten adatom, netepti jokiais aliejais, ten kepimui skirtais alyvuogių ir visais kitais, ką dažnai žmonės mėgsta daryti, kad nesukelti papildomos infekcijos, kad neįsimestų pūlingi procesai. Jeigu jau ir liko ten dalelė tokia, tai tas organizmas jisai pašalins savaime, arba jeigu neramu, atvykite į kliniką, gydytojas jums padės ir nuramins ir papasakos, ką daryti. Be to, įkandimo vietoje gali būti paraudė, gali būti guzelis, tai vis tiek yra pažeistas odos vientisumas, tai yra pažeista kraujagyslė, ten vyksta uždegiminis procesas, kad ir labai mažas, bet vis tiek uždegimas. Nuo tos minutės
nuo kada erkė įsisiurbė. Ar yra skirtumas, į kurią pusę sukti? Sako, vieni prieš laikrodžio rodiklę, kiti palei laikrodžio rodiklę, visokių tų mitų yra. Ir iš tikrųjų ir aliejaus užpilk, kad uždustų, tada jinai uždus pati, jinai ten jau negyvai išplauks. Nu, žodžiu, ar tai yra tiesa ar ne? Na, kaip pasakyti, vienareikšmiškai, kad būtent prieš laikrodžio rodiklę sukti reikia, tai negalima taip teigti, na, bet dauguma nuomonių sutampa, kad sukam prieš laikrodžio rodiklę. Supratau. O jeigu galvutė visgi lieka, erkės galva, ar tai yra pavojinga, ar ją kažkaip vis tiek reikia krapštyti, nes sakėt, kad negali? Nekrapštytis, nes dažnai mėgsta su adatom pakrapštyti, tai, na, tos adatos klausimas, ar jos tenais būna sterilios, ar gyvūnas jisai neturi apskritai odos kažkokių tais problemų, sakykime, mieliagrybis gyvena pas mus ant kiekvieno odos, tai kad neįnešti tos infekcijos. Na, stebėti, jeigu matot, kad tinimas didėja, raudonėja, sakykime, oda, gal tam pūlinukas darosi, pasirodykit pas gydytoją, bus rami galva. Tai žodžiu specialiai netraukt, jeigu ir liko. Tikėtis, jeigu nesuimat, tai ir nekrapštyti, ir specialiai tenais nedirginti. Tikėkime, kad organizme esantis monocitai, uždegiminės ląstelės susitelks į tą vietą ir tiesiog padės išstumti iš organizmo. Supratau. O reikia tą vietą kažkaip vėliau dezinfekuoti? Rekomenduojama su odos dezinfektoriumi, tai gali būti chlorheksidinas. Na, dabar turbūt labai populiarūs yra antiseptinės tos priemonės, kur be spiritinės, be kvapo, negriaužiančios. Nerekomenduojama yra pilti peroksidą ir ant žaizdų, nes peroksidas reaguodamas su krauju sušyla ir gali sukelti termošoką. Tai sureaguoti oda gali dar labiau. Pats geriausias ir pats liaudiškiausias tirpalas pavalymui, tai yra hipertoninis druskos tirpalas. Tai kaip jį pasigaminti, tai stiklinė virinto vandens ir maždaug valgoma šaukštas druskos. Skonis toks turėtų būti kaip gerklei skalauti ir tada pavalyti. Tai tikrai visus ir pūlius, sakykime, ištraukia ir negyvus audinius atkelia ir pašalina. Na, tai yra pagalba numeris 1, jeigu neturite nieko namuose po ranką. Supratau. Ačiū labai. Prašau. Štai, kad pasidalinot iš tikrųjų tokia vertinga informacija. Dėl to, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų panika tiesiog apima, kai pamatai, kad erkė įsisiurbė. Ypač jeigu dar nenaudoju jokių apsaugos priemonių prieš erkės, tai tada iš viso galvoju, kaip man tinkamai ją pašalinti, ar jau ten tas užkratas koks nors jau yra patekęs į kraują, ar dar ne, ir ar aš teisingai viską darau. Taip, tikrai taip. Jo. O sakot, kad erkė yra pilka ir jeigu taip yra, tai tada, kad apsaugos priemonės nuo erkių neveikia. O kaip čia yra, kaip pagal erkės spalvą galima nuspręsti, kokia apskritai jinai turėtų būti? Maža erkė, jinai yra, na, sakykime, tamsiai rudos spalvos. Kada erkės patelė prisisiurbė kraujo, tai jos pilvelis išpomsta, sakykime, net gal palyginimui keliasdešimt kartų ir dėl audinių esančių tam vabzdžio takojui ir prisipildžiusio kraujo, kuris taip pat jau pakeitę spalvą būna, tas jos pilvelis nusidažo pilką spalvą. Tai gali erkė ir atrodyti kaip nagas, sakykime, kaip galas piršto, tai tokia didelė. Kada gyvūno kailis yra trumpas, pastebėti yra labai lengva. Kada gyvūno kailis yra ilgas, sakykime, samojedų veislės šunys, špicai, kurie irgi turi tą poplaukį didelį, Kaukazo aviganiai, sakykime. Na, tokiem gyvūnams erkės įsisiurbusią pastebėti turbūt yra sudėtingiau, bet atminti reikia tai, kad erkės mėgsta tas vietas, kur oda yra plonesnė. Na, mažiau darbo reikia atlikti iš tikrųjų, kad prisirausti kitos kraujagyslės. Tai tos vietos jos, aišku, dažniausiai ir būna aplipusios. Tai pažastų sritis, pakinkliai, sakykime, paausiai, kaklo sritis, na, kur gyvūnas vaikšto, landžioja ir kur lengviau tenais joms užšokti. Tai va. O kad
preparatas pasirinktas neveikia pagal tą spalvos pakeitimą, na, sakykime, yra tų preparatų aibė. Dabar pasirinkimas, vieni renkasi gintarinius karolius, kiti renkasi lašiukus, kas mėnesį laiko lašinti, kiti renkasi tabletės, kurios skirtos yra mėnesiui, kiti renkasi tabletės, kurios yra skirtos 3 mėnesiams, sakykime. Labai svarbu išsiaiškinti, kaip jūsų preparatas veikia. Ar jisai veikia atbaidančiai, ar jisai veikia žudančiai. Atbaidančiai tai reiškia, kad tiek purškalas, tiek antkaklis, kažkoks, ar ten liaudiškai dabar mėgstami tie gintaro karoliai, sako, kad sakų kvapas atbaido tas erkės. Na, čia tiesiog, iš tiesų, gintaro karolius tiesiog deda ir viskas? Ar kaip čia? Ar būna tai. Čia pavadinimas toks? Ne, tikrai gintarinius karolius augintiniam uždeda. Na, kiekvieno šeimininko tai yra pasirinkimas. Tačiau jeigu jūsų priemonė pasirinkta, matot, kad neveikia, na, turbūt ją reikėtų keisti. Labai daug diskusijų ir labai daug klausimų kelia tablečių sudavimas gyvūnui, tai kaip čia dabar taip, jeigu, kaip čia, nunuodysiu aš tą savo augintinį, tai pirmas dalykas, kad sveikam gyvūnui tai yra vaistai duodami ir parenkamas preparatas kiekvienam augintiniui individualiai. Tai sakykime, pats vaistas, jisai cirkuliuoja kraujyje, sakykime, ir jisai veikia tik tais vabzdžius nariotakojus. Tai yra erkės, padai, visi kiti vabzdžiai, kurie galėtų tai įkasti gyvūnui. Na ir kada augintinis, sakykime, yra su tuo preparatu suduotu, kraujyje ta cirkuliacija vyksta, tai tokia erkė įkandus gyvūnui ir pradėjus siurbti tą kraują, tai jinai tiesiog paralyžuojama yra ir blokuojami yra tokie natrio chloro kanalai pas vabzdžius ir galite rasti, na, sudžiūvusių tokių lavonėlių, sakykime. Tai vienintelis dalykas, ką jūs galite ant augintinio rasti. Jeigu naudojant tokius preparatus vis tiek randate jau tų prisisiurbusių, tų erkių, tų pilkų, gali būti variantas, kad arba pasikeitė jūsų gyvūno svoris, nes vaistai yra duodami pagal augintinio svorį, galbūt po sudavimo nepastebėjot, kada išvėmė tą vaistą, galbūt augintinis suviduriavo po to vaisto sudavimo. Na tai yra dar keletas šalia tų. Taip, vaistas jisai tiesiog nespėja pasiekti savo maksimalios koncentracijos organizme, jisai pro virškinamąjį traktą nėra rezorbuojamas į kraujotaką, na ir jisai tampa nebeveiksmingas. Tai reikėtų visada atmesti šitus dalykus. Jeigu atmetus juos vis tiek stebime, kad preparatas jisai neveikiantis yra, na tada galima rinktis ir kitus. Aibė yra pasirinkimų. Supratau. O koks veiksmingiausias jums atrodo preparatas yra? Kokį galėtumėt, ar galėtumėt apskritai pasakyti, kad vat šitas yra tikrai super ir visiems? Na, tabletė, sakykime, tai yra ir didžiausias pasirinkimas šiuo atveju. Tai vieni renkasi mėnesiui, kiti renkasi 3 mėnesiams skirtus tabletės. Na, dažniausia pasiteisinantis, nes lašiukai vėlgi priklauso nuo gyvūno, sakykime, gyvenimo būdo. Jeigu vasaros laikotarpius dažnai maudosi prie jūros, vandens telkiniuose, dar kažkur, sakykime, arba maudomas yra ruošiamas, dažnai spašumų viešbutį kažkur apsilanko ar visą kitą, tai žymėtina, kad yra parašyta, kad poveikis iki 4 savaičių. Ne 4 savaitės, bet iki 4 savaičių. Tai vaistai visi veikia labai paprastų principų. Papuolus vaistui į organizmą, sakykime, arba ant organizmo, per tam tikrą laiką yra pasiekiama maksimali koncentracija organizme, jinai išlieka tam tikrą laiką ir ta kreivė paskui leidžiasi žemyn. Tai kada ta kreivė pradeda jau leisti žemyn, mums reikėtų pakartotinai jungti preparatą, sakykime, dar kartą, kad ta kreivė jinai nenusileistų iki minimumo ir nereikėtų vėl to laiko užkilti atgalios. Tai vadinama dauba tokia, tai yra pavojingiausias momentas, kada gali įsisekti erkės, kaip pavyzdys, ir sukelti rimtų problemų tiek augintiniui, tiek šeimininkui. Supratau. Aš dabar pabūsiu tokia skeptikė ir pasakysiu, kad ar gali
tai būti, kad vat, būtent visos tos tabletės yra ne visai sveika augintiniam, kadangi esu girdėjusi ir vat, įdomu, ar čia mitas ar ne, jog tai sukelia ir gali sukelti išsigimimus, šuniukų vadai ateinančiai galbūt, taip. Ir ar tai yra tiesa? Rekomenduojama yra prieš suduodant visus preparatus pasidaryti kraujo tyrimus, tai yra bendrasis ir biocheminis kraujo tyrimas, išsiaiškinti, kaip veikia mūsų organai, nes nesvarbu, ar tai būtų vaistas nuo erkių suduoti, sakykime, preparatas, ar tai būtų antibiotikai, ar tai būtų vaistai nuo skausmo, esant šių organų jau sutrikimui iš anksčiau, bet kas, net ir, sakykime, veterinarinis vaistas nuo uždegimo, nesteroidinis, gali taip kilstelti tos parametrus ir tokių komplikacijų šaukti, kad, tai sveikam gyvūnui tie preparatai, jie neturi įtakos, o sergančiam gyvūnui, dėstytojas vienas labai sakydavo, kad visi vaistai yra nuodai. Tik tais, kada naudojami mažomis dozėmis, jie gydo, kada naudojami didesnėm dozėm, žudo. Supratau. Tai vadinasi, jeigu šuniukas jau yra sergantis, jau jo kraujo rodikliai yra prasti, tai geriau rinktis kitas tas priemonės nuo erkių. Reikėtų tada apskritai įsivertinti ir surasti pirminę priežastį, dėl ko yra, sakykime, tų pakitimų. Nes jų gali ten būti entuojų, sakykime. Tai tiek pradedant nuo netinkamos mitybos, kada yra šeriami maistu nuo stalo, sakykime, ir ganėtinai riebių maistu, tai ten tom vargšiam kepenim, tai ten streikas kiekvieną dieną fabrike vyksta. O jeigu gali būti ir kitokių dalykų, kad, iki onkologijos procesų, kaip metastazė, sakykime, arba netgi pirminis šaltinis navikinių ląstelių susiformavusių, kur darinį formuoja, tai tie parametrai irgi keičiasi. Reikėtų išsiaiškinti pirmiausia priežastis, jeigu yra kažkokių pakitimų. Jeigu pakitimų nėra, profilaktiškai bent jau kartą į metus tai tikrai, o visada rekomenduojama ir dažniau pasidaryti kraujus pakartotinai. Viskas aišku. Gerai, tai ačiū Jums labai už pokalbį. Prašau. Jeigu Jums patiko pokalbis, kviečiu prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Tai yra mygtukas šio video apačioje, prenumeruoti ir laikinti mus ir tuomet iki pasimatymo.